1941 m. birželio 14. Trečia nakties. Šią tykę priešaušrio valandą niekas nežadėjo nelaimės. Tačiau jie jau sliūkino. Sliūkino į tūkstančius namų, tūkstančius ramiai prieš dienos darbus besilsinčių sodybų, tūkstančių šeimų, nė nenujautusių, kad ši paskutinė nakties valanda daugeliui taps ilgesingais prisiminimais apie tai, kai visi dar buvo drauge. Niekas nė nesapnavo, kad išaušusi diena iš šipulių sudaužys jų pasaulį, sutraiškis likimus, suluošins gyvenimus. Ta valanda nelaimė jau stovėjo ant slenksčio. Valsčiuose ir miesteliuose prie parengtų sunkvežimių jau rikiavosi ginkluoti sovietų kareiviai, stotyse garvežiai stumdė parengtus gyvulinius vagonus, netrukus tapsinčius 17 ešalonų. Ir per artimiausias 4 dienas išvešiančių toli nuo tėvynės daugybę nieko dėtų žmonių. Daugelį iš jų amžinai. Taip prasidėjo pirmieji masiniai lietuvių trėmimai. Baisiausia, kad tarp sovietinės valdžios priešų buvo ir daugybė vaikų. Beveik pusė iš jų nebuvo nė 16. Okupantai nesigailėjo net kūdikių. Gyvuliniuose vagonuose atsidūrė 556 vaikai iki 1 metų amžiaus. Kas trečias iš jų netrukus mirs nuo šalčio, bado ir ligų. Kiti išgyveno ir šiandien yra su mumis. Sukrečiantis jų liudijimai negali palikti abejingų. Aldona Grigalavičiūtė Šimkienė tomis dienomis buvo vos 1,5 metų. Jos tėvas, šaulys, atsargos karininkas ir kaimo mokyklų mokytojas buvo įspėtas apie gresiantį pavojų. Tačiau pasitarę su žmona nusprendė, kad jie nėra niekam nieko blogą padarę ir neturi dėl ko slapstytis ir trauktis iš savo namų. Kai 14 birželio atėjo mus suimti, aš buvau 1,5 metų ir buvau paskiepyta nuo tymų ir su baisiai aukšta temperatūra sirgau. Na, bet netoli kaiminystėje gyveno mamos tėvai, mano seneliai. Mama prašė, kad leistų mane palikti pas senelius ir nevežtų. Tai jokių būdų, visa šeima turi būti kartu. Na, ir iš pasakojimų žinau, kad mums leido pasiimti maisto tik 3 dienom. Ir jeigu ką nors dėjosi ten drabužių ar kokių daiktų kelioniai, tai vis mesdavo atgal, šito jums nereiks, šito jums nereiks. Tai nusprendė, sako, ko gero mus veža sušaudyti. Iš anksto parengtoje instrukcijoje buvo numatyta atskirti vyrus nuo šeimų. Joje nurodyta pirminėme operacijos etape visus suimtuosius gabenti į pradines surinkimo stotis ir lydimiems ginkluotos sargybos į ešalonų formavimo vietą Naujojoje Vilnioje. O jau ten tremiamieji turėjo būti padalinti į 2 grupės. A grupę, kuriai priskiriama šeimos galva, ir B grupę, į kurią turėjo patekti likusieji šeimos nariai. Taigi šeimos narių laukė skirtingi keliai. Moterys ir vaikai keliavo į tremtį, o vyrų laukė lageriai, tarp jų ir baisieji rešotai, iš kurių retas sugrįžo gyvas. Apie šiurpes šeimų atskirimo scenas galėtų papasakoti beveik visi tuomet tremti vaikai. Irenai Saulutei Valaitytei ką tik buvo suėję 13. Jos tėvas Pranas Valaitis, 1918–22 metų nepriklausomybės kovų savanoris, kaip ir dauguma vyrų, buvo atplėštas nuo šeimos ir patalpintas į atskirą sąstatą. Atsisveikinti pavyko nedaugeliui. Ir kažkas šūptelėjo, palauk mergaitę. Ir mačiau su didelėm pastangom judėjimas kažkoks vagone ir taip pat plikas iki pusės mano tėvelis prasispaudė visas šlapės ir prie to plyšiuko, o mane juk vejasi, mane sargyba vejasi, aš ne šiaip sau ten vaikštinėjau po tą taką tarp traukinių. Ir tėvelis greit nusiėmė savo žiedą vestuvinį, tokį masyvų smetonišką. Ir man sako, ir čia aš galiu cituoti pažodžiui jau, aš atsimenu nepaprastai gerai. Valgyk žolę, aš valgysiu žolę, jūs valgykit žolę, mes turim pasimatyti. Ir vėl man kaip nevalgiam vaikui, ir tu valgyk žolę, mes turim pasimatyti. Birželio 14–18 dienomis iš Lietuvos į Sibirą buvo išsiųsta 17 ešalonų su beveik 20 000 Lietuvos žmonių. Niekas iš jų nežinojo, kur juos veža ir kodėl. Tarpukario Lietuvos mokytojų dukra Dainora Tamošiūnaitė Urbonienė tremtis užgriuvo sulaukusią 8. Ir kai pajudėjo traukinys, tai giesmės prasidėjo.
Ir Lietuva brangi, dainavo, giedojo žmonės. Ir paskui pakely taip pat dažnai ir melsdavosi. Kadangi aš sirgau visą laiką, tai man jinai tokia buvo labai ilga atrodė. Veža. Nu, žinot, vaiko akimi žiūrint, viskas kažkaip buvo gal ir ne taip baisu, kaip kad tėvams. Traukinys pariedėjo rytų link. Tokiomis sąlygomis, birželio 22 dieną, pravažiuojant Oršos miestą, kiek aš žinau iš knygų ir iš pasakojimų, kadangi mamytė šitą sunkią minutę turbūt mažai ką labai prisimena, ir gimiau traukinyje aš. Traukinyje buvo apie 80 žmonių, kaip knygose rašoma yra. Žinoma, tėvam įsivaizduoju, kaip buvo sunku. Visiškai nebuvo oro, buvo padarytas toks lovelis pačiame vagone, kur reikėjo atlikinėti gamtinius reikalus. Mano, sako, mama, jinai buvo pusiau sąmoninga, kad jinai, galima sakyti, beveik nieko neatsimena. Ir kaip jūs minėjote, mama buvo 7. 7, aš gimiau 7 mėnesių. Aš gimiau 7 mėnesių ir vat, tai tėvelis turėjo kažkokius tai ten marškinius, lyg tai šitos marškinius mane ir buvo suvinioję, kadangi, žinoma, nieko mes kitko neturėjome. Daugumos tremtinių kelionė po maždaug 3 savaičių baigėsi Barnaule, Altajaus krašte, pietinėje Sibiro dalyje. Niekas nesitikėjo, kad po 3 savaičių kelionės išlipus iš gyvulinių vagonų prasidės kratos, kurių metu buvo atimti net šeimyniniai nuotraukų albumai. Ir tai dar ne viskas. Barnaule tremtinių jau laukė suvažiavę kolūkių ir miškų ūkių pirmininkai. Jie tarsi vergų pirkliai atsirinko ir išsigabeno jiems tinkančius tremtinius. Mus pardavinėjo vagonais, po šeimą atskirą nedavė. Tai tie vagonai, kurie turėjo mažiau vaikų, juos nupirko greičiau, arčiau ir jie turėjo daugiau truputį galimybių kažkiek tai. O mes 2 savaitės lyjo tam patvory, ten patvorygiai įsidėstė, prasirgom, ten prakarščiavom, brolis be sąmonės buvo, žodžiu, labai liūdnai buvo. Paskui jau tokį sandėlį leido ten įlysti, po 2 savaičių mus nupirko Kalnų miškų ūkis. Visų laukė sunkus darbas, nepakeliamos buities sąlygos ir badas. Ir čia prasidėjo pati baisiausia mūsų žiema. Pavasarį pūgos, duonos nebeatveždavo tos normos ir suskaičiavau 63 bulvių. Ir nusprendėm taip valgyti, kad jų užtektų, kol atsiras kokia žolė, sniegą nuleis. Bet neužteko, aišku, tų bulvių. Na, visai badavom, tai 2 gal savaitės. Tada mirė iš bado. Senos moteris vienišos. Buvo liūdna mums be druskos. Kažkaip vis tiek jau tą žolę pasisūdytom, gal kitaip būtų. Aš tai savo bliūdelį pasidėdavau ant lango, ant palangės. Ir visą laiką verkdavau. Nu, kaip verkdavau, ten neverkdavau, bet aš ašaros birėdavo nuo to šlykštumo to žolės. Ir nugarą užsukus, tyliai tas ašaras lašino. Nu, suvalgydavau. Gyvas sveika likau. Žinoma, ploni, visi labai ploni jau pasidarėm, bet Altajui mes netinom. Niekas netino. Džiuvo, taip kažkaip tai sudžiuvo. Tai ploniem tai buvo nieko, storiem tai labai jau kažkaip tai staigus džiūvimas paliko tuščias odas, tai tokie pilni žmonės taip labai neišvaizdžiai atrodė. O ploni tai tokie pavirto visi tokius paauglius berniukus. Paskui atėjo ilgai lauktas pavasaris. Išdygo žolė, pradėjo augti grybai, uogos, už darbus duodamas šioks toks maisto davinys. Visą tai kuriam laikui nuvijo bado šmėklą. Gyvenimas pasirodė šviesesnis, tačiau neilgam. Nemažos dalies Altajaus tremtinių netrukus laukė naujas pragaras. Plaukėm į tais tom baržom ir rugpjūčio 15 priplaukėm Bukovnicos salą. Ir ten sakė, čia jūs gyvensite.
baisus vaizdas, ta sala plika, krantas toks status, nieko, nei medelio, nieko, tai buvo kaip tik žolinė, jau sniegas pasirodė. Va, ir kaip gyventi, kada nieko ten nėra. Tai žinau, kad kai išlipam, tai ten buvo statinių prikrauta krūva. Tai man tetė paėmė pastatinę, į vieną mane įtūkdė, kad vėjas ir sniegas pavertęs tą statinę, kad sniegas nepustytų, vėjas nepūstų, į kitą seserį. Ir galvojom, nu kaip čia dabar negi toj statinėje reikės būti visą laiką. Bet paskui leido dar pasilikti toj baržoj, neišmetė ant kranto, tol kol pasistatė žeminės vyrai. O žeminės tai greit suveikė, kadangi buvo rąstų pakrantėj ir velėna plėšė, dar ne visai sušalusi. Nu va, paskui jau prasidėjo gyvenimas toj žeminėj. 1942 metais 2795 tremtiniai iš Altajaus buvo nugabenti į Jakutijos šiaurę prie Laptevų jūros ir įkurdinti Lenos deltos salose. Sąlygos prie Laptevų jūros buvo be galo sunkios. Akivaizdu, kad žmonės ten buvo siunčiami tam, kad neišgyventų. Neįsivaizduojamas šaltis, poliarinės naktys, neperregimos pūgos, kai žengęs bent žingsnį į šalį nuo specialiai ištemtos virvės, paklysi ir jau nebesugrįši. Ir badas bei ligos, nuo kurių ypač kentė vaikai. Palyginus, kaip jau buvo Altajuje ir kada mes prisimindavome šiaurėje, tai tas Altajus tikrai atrodė rojaus kampelis, kuriame auga begalė žolių, kurias gali virti be druskos, be miltų, be kruopų, tirštų, žalių, šlykščių ir ne vienas nemirė ir nesusirgo nuo jų. Ir visi gyvi liko. Man kojas pritraukė skarbutas, vitaminų nebuvimas. Ir su tom sutrauktom kojom gulėjau visą žiemą. Ir kaip dabar prisimenu, eina pro šoną moteris prie to pečiaus ir dažnai užgirstu, nu, Matulionių Živilė jau turbūt nebegyva, sakydavo. Ir man nebuvo taip ir baisu, tik aš mamytės prašydavo, jūs būkit geri, kad neišvažiuokit iš tos salos, kai jau mane palaidosit. Ir buvau susitaikius su tą mintim, kažkaip gulėjau. Kojos tos pritrauktas, dantis kraujuoja. Mirusių vaikų žemė, taip tremtiniai vadino Trofimovsko salą. Kai buvo tos pirmosios bado žiemos, turbūt 2 tokios žiemos buvo baisios, labai mirė vaikai nuo 1 iki 7 metų amžiaus, ypatingai. Tai žinot, pagal statistiką Trofimovske buvo 74 vaikai tokio amžiaus, tai liko maždaug 10 gyvų. Tik tai tiek. Tam, kad turėtų bent menkiausią galimybę išgyventi, sunkiai dirbti nepakeliamomis sąlygomis turėjo ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Vasarą arba žuvį sūdydavau, tai irgi buvo baisus darbas. Pastatytas suolas būdavo iš vienos pusės vienas žmogus, iš kitos kitas. Tai iš pradžių pasodino man Jakutę, kuri parodė, ką daryti. Paduoda žuvį, čia atneša vyrai, reiškia, tos neštuvus su žuvim, imi, turi peilį, skrodį, išimi viduris ir meti į kitą pusę. Sūdyti buvo sunkiau, reikėdavo išplauti tą žuvį ir barstyti druską. Čia druskos stovi neštuvai ir barstai druska. Nu, ir ta druska praėdė man rankas, žaizdotos rankos pasidarė ir tos žaizdos nepuliuodavo, matyt, druska jas dezinfikuoja, bet jos siurbdavosi gilyn, net iki kaulo. Ištepa mamytė būdavo vakare tais taukais, ten išplauna, skauda. Bet kada ryte nueini, reikia kišti į druską, tas žaizdotas rankas, tai žinot, tiesiog skaudėdavo širdį. Tai tas darbas man prie žuvies
dar buvo netoks baisus, bet paskui nuėjau dirbti krovėją. Pirmas, atsimenu, buvo mano tas darbas krovikės. Reikėjo iškrauti tokias lentas iš baržos. Jos šlapios, sunkios, plachos vadinamos, sunkios. Ir dviese, viena ant peties viena, kita ant kito peties, užsidedant tą plachą ir einam to lieptu. Tas lieptas įbuoja, o ta lenta man slysta, petukas kaip vaiko siauras, o apačioj vanduo. Ir man atrodė, kad aš tikrai krisiu į tą vandenį ir ne tik aš nukrisiu, ir savo porininkę įsitrauksiu. Ir taip man būdavo baisu. Nežiūrint nepakeliamų sąlygų, daugeliui mažųjų tremtinių toks gyvenimas atrodė kaip duotybė. Ta vaikystė buvo, man jinai nebuvo baisi. Kadangi aš kitokių sąlygų nematęs, augau tokioje aplinkoje, taip ir kaip paimkim dabar čigoniukas auga kažkur, tai ir jam viskas gerai. Arba vaikų namuose vaikai auga ir jiem atrodo gerai. Ir lygiai taip pat ir mums buvo. Tuo labiau, kad mamai ir mano broliam nebuvo kada rūpintis manim ir, kaip sakant, prižiūrėti mane, ten puoselėti ir taip toliau. Geriausia pradedu prisiminti nuo tada, kaip pradėjom lankyti Trafimovsko, tokią 7-metę mokyklą ten buvo. Mokinių tų tikrai buvo nedaug, nes daug tokio amžiaus, kurie turėjo mokintis, praktiškai mirė. 2 metų atsidūrus Altajuje, o vėliau Lenos deltoje, atsiminimai apie namus Aldonai Grigalavičiūtei Šimkienei išblėso iš jos vaikiškos atminties. Pasaulis mergaitei buvo vien plikos, negyvos salos, išmėtytos ledinėme šiaurės vandenyje. Tačiau mergaitė, girdėdama mamos pasakojimus apie Lietuvą, bandė savaip įsivaizduoti gimtąją žemę. Yra kažkur toli, didelė sala, joje didelė jurta ir vienam kampe, arba žemynė dar, vienam kampe gyvena mano seneliai. Tai aš dabar ir klausdavau, tai mamytė pasakyk, o Lietuva ar su langais? Reiškia, ar tikrais langais, ar tokiais pačiais? Va? Tai va, žinot, va toks mano buvo supratimas, kas yra Lietuva. Ieškoti galimybių išlikti. Mažiesiems tremtiniams šis principas buvo svarbiausias. Per tas poliarinės naktis kartais susidarydavo mūsų ten keletas su slidėm pačiužinėti, kai taip šalta nebūdavo. Ir žiūrėdavom tada į dangų visi iš šiaurės pašvaistės. Jos pleveno visokiom spalvom, leisdavosi ir sniegas taip pat atspindėdavo. Ir kartais laukdavom, kad susidarydavo toks spalvų derinys, primena lietuvišką vėliavą. Žalia, ružava, šviesų. Ir rėkdavom, valio, valio Lietuva, valio Lietuva. Dauguma kažkodėl tai turėjo viltį. Turėjo viltį, kapstėsi kaip galėjo. Juk, sakysim, savižudybių tai nebuvo. Nei vienos. Neatsimenu nei vienų metų, kad nebūtų buvę kūčių. Kokios jos buvo, tai yra kitas klausimas. Prisimenu vieną, kaip šiandien matyčiau tiesiog, jeigu būčiau dailininkas, tai tikrai nupieščiau kūčių vakarą, kai pavalgė kūčias, aš išėjau į lauką, buvo gan šalta, apie kokią 40 laipsnių šalčio. Ir toks mėnulis kabojo kaip bliūdas, kaip būna pilnatis, ir jisai buvo taip žemai, ir visa gyvenvietė apšviesta. O pas mus vidury gyvenvietės visada pripustydavo sniego labai daug, kad tas kalnas pripustytas būdavo aukščiau negu tie namai. Tai aš užlipau ant to kalno ir prieš mane atsivėrė visas Trafimovskas, reiškia visa ta sala. Ir praktiškai iš kiekvieno namo rūko dūmai, jie kaip stulpas kilo į viršų. Man atrodo, sakau, net šiandien matau tą įvykį. Ir aš taip pagalvoju, kad visose namuose dabar vyksta kūčios. Į Lietuvą sugrįžo gerokai mažiau nei pusė 1941 metų tremtinių. Jų vaikų gimtojoje žemėje laukė nauji išbandymai ir persekiojimai. Jiems buvo visais būdais trukdoma siekti mokslų, įsidarbinti. Jiems buvo nuolat primenama, kad jie yra kitokie nei visi. Anksti subrendę, užgrūdinti nepakeliamai sunkaus gyvenimo ir baisių netekčių,
Jie, kaip ir jų tėvai, nepalūžo. Šiandien, gyvendami tarp mūsų, jie skleidžia tvirtybės, vilties ir meilės gimtai žemei šviesą. Gerai, kad taip yra.